Sveiki bičiuliai, seniai nesimatėm, praėjo beveik metai, naujas sezonas artėja. Svarsčiau, ką čia daryti, ar laukti geriau kokio kovo, ar pradėti taip slampinėti po tą mišką iš anksčiau. Tai nusprendžiau šiek tiek pasiankstinti, taip sakant, prisipratinti ir kūną, ir akis, nes ateini į tą mišką, tai viskas vienoda. Tikrai reikia bent kelių išėjimų, kad akis priprastų pastebėti ir spirus, ir ragus, ir kur trinta, ir kur eita, ir taip toliau. Ir galvojau šiandienos temą, ką čia jums papasakoti. Tai iš tikrųjų jau praėjusiais metais svarsčiau gal šitą informaciją pasidalinti, bet dar truputėlį, taip sakant, pačėdėjau. O šiame video papasakosiu, kaip pradėti ieškoti ragų, tiksliau, kur jų pradėti ieškoti. Tai ta informacija man pačiam labai padeda, jinai yra viešai prieinama. Tai žiūrėkit video ir ateityje sužinosite. O dabar einam, pasivaikščiosim po mišką. Taip smagu, taip gera. Tylu, ramu, vėjas ošia. Gyvūnėlių pėdas pirmas pamatyti, super. Super, sezonas artėja. Kaip matote, startiniam taške pastebėjau, kad neseniai darbavosi medkirčiai. Šitą lopinėlį prašoksiu greičiau. Nes kiekvienas žmogus, kuris kažkada praėjo jūsų kelyje, yra potencialus jūsų trofėjaus paėmėjas. Tai čia tokia bėdelė yra ir su grybautojais. Dar su bičiuliu kalbėjom, kad miškuose, kur yra daug grybautojų, ras senus ragus, tikrai sudėtinga, ypač tokiuose plotuose, kur aukšti medžiai, gražios samanos, kur baravykai myli dygti. Tai greičiausiai, kad su baravykais ir jūsų ragai išvažiuoja. Tai stenkitės kažkaip paieškoti nuo šalesnių vietų, kur mažiau vaikščioti ir toliau nuo kelio. Nors netaisyklė tai yra, nes kartais būna, kad ragelis ir dar einant iki lauko guli. Iš tikrųjų, nemažai galvojau, ar verta važiuoti tą mišką, ar neverta. Nes per polydį miške būna sudėtinga. Turi labai gerai žinoti vietovę, nes būna tokių upelių, atsiranda visokių, melioraciniai grioviai visi būna baisiai išsilieja. Ir gali būti, kad nueisi kažkur tai ten. Ir paskui norėsi ten perėti. Ir čia turi kanalą. Ir tu jo tiesiog negali perėti arba turi eiti per medį. Nelabai aš taip mėgstu, bet ką darysi. O tema šiandienos tai yra tokia, po praeitų metų sėkmės, kai radau kritusį gyvūną. Nusprendžiau, kad gal verta investuoti šiek tiek laiko į tų šautų, neieškotų per kovas kritusių gyvūnų, nes dažniausiai tai būna gražūs trofėjai. Aš kaip įsivaizduoju, šautas gyvūnas nuo lauko toli nebėga, aišku, priklauso turbūt nuo sužeidimo. Tai čia kažkur aplink tą lauką ir stengsiuos pasitrinti, pasivaikščioti, jeigu praeis. Ir, aišku, apsižiūrėti vietas, kur laikosi šiuo metu gyvūnai. Nes šį kartą pasirinkau tokią miško pusę, kur labai retai būnu. Čia praktiškai iš viso nesuvaikščias. Toliau čia nesuėjęs nuo lauko. Tai tokia įdomesnė išvyka, kur nežinomi plotai, nieko nežinau. Mačiau 3 vyrukus vaišinosi arbata ir dar kažko. Tai gal irgi panašiai ragų ieško. Tai tikiuosi tiesiog smagiai praleisti laiką ir gal pavyks kažką ir rasti. Va čia vairavau. Ta prasme, kaip, kodėl, iš kur? Ai, tie žmonės. Ta prasme, tai atsinešė, išsineš, kame problema, aš nesuprantu. Ta prasme, čia kaip grybautai, vieni renka grybus, kiti toj pačioj vietoj bikus mėto, paskui iš tos pačios žemės valgo grybus. Tai tas žmonių sąmoningumas tai kartais yra žemiau plintuso, tikrai. Tai dar apie tą ragų ieškojimą čia vis tiek dėl to susirinkom. Tai siūlyčiau
dabar kas turi žinių, kur laikosi ir taip toliau, tai ieškoti briedžio. Vis tiek elnio dar šiek tiek ankstokas skaityčiau. Taigi dabar informacija, kurią žadėjau pasidalinti, tai yra kaip pradėti ieškoti ragų. Daug kas klausia, kur elniai laikosi ir taip toliau, bet yra vienas esminis dalykas, kad pirmiausia, tu turi žinoti, kad tenais yra tų elnių. Tai aš kai pradėjau ieškoti ragų, tai buvo toks vėjo vaikymasis laukuose. Važiuoji į tą mišką, nežinai, ten tų elnių yra, nėra ir taip toliau. Tada pradėjau galvoti, kaip čia pasilengvinti šitą dalyką savo. Ir sugalvojau ir atradau tokį dalyką, kaip žvėrių sumedžiojimo limitai. Yra prieinama informacija, tie limitai yra pagal būrelius ir ten viskas labai puikiai aprašyta, kiek patinų, kiek patelių, kiek elnių, kiek briedžių ir taip toliau. Ok, tai jau kaip ir žinom, kur daugiau tų gyvūnų yra. Automatiškai, jeigu yra didesni limitai sumedžiojimo, tai vadinasi ir gyvūnų populiacija yra didesnė, ar ne? Ir tada reikia sužinoti, kur tie būreliai yra. Čia irgi toks buvo iš pradžių iššūkis, bet kai radau viskas labai easy, tada einate į Google ir vedat medžioklės plotų ribos. Tada jums atidaro lentelę su visos Lietuvos medžiotojų medžioklės plotų ribomis. Ir tada tiesiog ieškote kuo didesnių limitų, mažesnių miškų ir tenai traukiate, lygindami su žemėlapiu, kuriame yra apibrėžtos visi medžioklės plotai. Tai tikiuosi, kad šitą informaciją jums padės. Jeigu nesunku, paspauskit laiką, subscribe ant video ir tikiuosi, kad ateinantis sezonas šią informaciją jums bus gerokai lengvesnis. O jeigu pradėsite tik tai ieškoti, tai net nebejoju, kad bus gerokai paprasčiau negu tiesiog vaikščioti po brūzgynus arba šiaip tiesiog po bet kokius miškus, nežinant, ar ten yra elnių ar nėra. Kažkaip visą laiką žinau, kad čia iš to miško prasigyventi galima. Viską čia jame yra. O, nebrangiai parduodu lempą. Nauja, čia pasitvarkysit su sportinė izoliacija. Germany, vokiška, viską. Jeigu dabar pirksi, dar laidų pridėsiu. Kad susirink čia viską galima būtų. Nauja lempa. Nebrangiai. Rašom. Susitarsim. Kai kalbi su miškininkais, dažniausiai visi sako, seni, čia mes tą gamtą saugom, norim, kad čia viskas gerai būtų, mes čia mylim viską. Tada vaikštai ten miške ir pamatai tokius dalykus. Ta prasme, apie ką mes kalbam? Blemba, nutrūko tos trosas, tai įsidėk ir įsivežk. Paliek, kad daugiau geležies žemelėje būtų. Artistai. Viename iš savo video pasakojau, berods vadinasi kanalų diena, kai būna jau pavasaris ir seki gyvūnus ir štai būna valedas. Ir kaip puikiai matosi, ar kada neseniai įkirto kažkas ar ne. Tai va, čia matosi į tą. Ten irgi ledas sulaužtas, toliau irgi matau lūžę, vadinasi, čia migruoja gyvūnai, dar kitoj pusėje net matosi. Lašai nuo vandens nukritę nuo gyvūnų nešvarus. Taigi, patarimų jums veltui nedalinu, o toks, kurios duodu, stengiuosi, kad jie būtų tikrai naudingi. Kaip matot, miškas labai nevienodas, vietom praktiškai sniego iš viso nėra. Vietom to sniego šiek tiek daugiau. Ir čia jau kažkokį seną ragelį užmatyti, tikrai sudėtinga, ypač iš toliau. Bet smagiai pasivaikščiot gamtoj. Super, mačiau porą elnių. Tai dar su ragais, kaip nekeista. Bet nieko. Super išėjimas,
super grynas oras. Matosi gyvūnų aktyvumas, tai pagriaužta, tai pavalgyta, tai praeita, tai pakakota. Super, super. Kaip puikiai gamta pati tvarkosi, be jokių įsikišimų. O galimai kažkada atėjo medelį gyvūnėlis palenkė, kaip ir ana. O jisai palenktas tiesiog išaugo kibonsas. Keista matyti tokius dalykus. Einam toliau. Matosi, ėjo. Čia bus tikrai ne mergų. Bent jau taip labai panašu. Pėdam dabar sudėtingiau, nes ir matos, kad čia šviežiai praeita. Bet tas sniegas toksai apmaudus, galima sakyti, nes daug pėdsakų ant išalusios žemės, tarkim, išvis nesimato. Čia tas sniegas pusiau pažliugęs irgi sunkiai matosi, tai tiesiog keliauji savo. Bet dabar užklydom į vietą, kur galimai ir koks briedis gali užklysti. Tikrai mėgstu tas vietas. Tokios šlapymės, jaunuolynus, pelkynus. Bandysim čia dar prasukti ratuką. 3:30 ir trauksim namo. Na, šiandieninė kelionė jau po truputį į pabaigą. Vedu link mašinos jau 4. Tokias sunkesnės vietas praėjau. Sėkmė neaplankė, bet šiaip smagiai tiesiog pasivaikščiau. Tokius visokius pelkinėlius, jaunuolynus prasėjau. Dar iki mašinos truputėlį reikia šito mišku paeiti. Pažiūrėsim, gal dar kažkas ir nustebins. O šiaip, ačiū, kad žiūrit. Laikas, subscribas ir pasimatysim kitą kartą.